Tai 2003 metais pradėjau dirbti valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininku. Iš pradžių taip pat buvau vaistų registracijos skyriaus vedėjas, paskui po kelių mėnesių įvyko konkursas, tapau vien viršininko pavaduotoju, atsakingu už vaistų registraciją, klinikinių tyrimų priežiūrą ir vaistų saugumą, farmakologinį budrumą. Ir aš, tiesą sakant, didžiuojuosi tą veiklą, džiaugiuosi, kiek pavyko nuveikti ir džiaugiuosi, kiek per tą laiką pavyko išmokti ir sužinoti. Iš tikrųjų, mes parengėme praktiškai visą Lietuvos farmacijos teisyno pagrindą, suderindami jį su ES reikalavimais. Didžioji dalis esminių teisės aktų, taip kaip buvo parašyta, be didelių pokyčių yra tokie ir dabar. Ir sakyčiau, kad tai buvo esminis žingsnis į farmacijos rinkos skaidrinimą. Jeigu pasižiūrėsime į farmacijos įstatymą, tai galiu pasakyti, kad vaistų registracijos dalį parašėme praktiškai dviese su farmacijos departamento viena iš skyrių vedėjų Gražina Bobelienė. Teko gintis Seimo sveikatos reikalų komitete ir įrodinėti, kad čia viskas tvarkoje. Ir tas įstatymas buvo priimtas 2006 metais. Pasižiūrėkite vaistų registracijos dalį ir pabandykite pasižiūrėti, kiek joje padaryta pakeitimų. Labai mažai rasite. Tai kartais, kai tenka ginčyti su kai kuriais oponentais apie šitus klausimus, tai aš matau, kad jie tenai net nepasiskaitė. Ir aišku, apie farmacijos sektorių kalbant, sakoma interesai. Ir iš pradžių, aš jų nemačiau iš pradžių. Viskas atrodė gražu, šviesu, bet taip buvo ribotą laiką, gal metus, gal kelis. Aišku, kadangi buvau pavaduotojas, tai tie visokie gandai, skambučiai dažniausiai manęs nepasiekdavo, jie pasiekdavo viršininkus, bet tuo metu teko dirbti vadovaujant tikrai protingiems žmonėms, kurie tuos skambučius sugebėdavo sklandžiai valdyti. Ir mes tikrai tvarkingai dirbome, besirengdami įstojimui į ES ir į ją įstoję, taip pat sugebėjome suburti, drįstu pasakyti, puikų kolektyvą, labai stiprų ir perspektyvų kolektyvą, kuris dėja 2007 metais buvo išvaikytas po to, kai valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai pradėjo vadovauti tokia vaistininkė iš Marijampolės Aurelija Kulčickienė-Gutienė, iš tos vaistinės, kuri buvo ligoninėje, kuriai vadovavo tuometinis sveikatos apsaugos ministras Turčinskas. Tai turbūt daugeliui kyla klausimas apie istoriją, apie vieną biotechnologinį vaistą. Aš net neminėsiu vaisto pavadinimo, nes ne tame esmė. Žodžiu, jis buvo įregistruotas iki įstojimo į ES ir Lietuva gavo Europos komisijos vieną kitą raštą su įspėjimais, kad to vaisto registracija pažeidžia ES teisę. Po antro įspėjimo valstybinės vaistų kontrolės specialistai susigaudė, suprato, kad Europos komisija teisi ir ėmėsi žingsnio šitam neatitikimui panaikinti. Tada ir prasidėjo skambučiai. Iš pradžių tuometiniam viršininkui, paskui vienus metus man pačiam teko eiti viršininko pareigas, reiškia man.
Tuos sprendimus daryti tikrai nebuvo lengva. Ir nors taip pat buvo akivaizdu, kad Europos komisija yra absoliučiai teisi. Ir iki šiol prisimenu vaistų registracijos tarybos 2007 metų kovo 7 dienos posėdį, kuriame buvo padaryta išvada, kad šis vaistas neatitinka ES reikalavimų. Tuo metu sprendimas dėl jo registracijos dėja nebuvo priimtas vaistų kontrolės tarnyboje, vėlgi dėl politinių priežasčių, dėl įtakojimo iš šono. Ir tą registraciją panaikinantį įsakymą aš pasirašiau 2007 metų birželio mėnesį. Po to, kai Europos komisija atsiuntė pagrįstą nuomonę, kurie informavo, kad neįvykdžius jos reikalavimų, Europos komisija kreipsis į teismą. Tas mano pasirašytas įsakymas buvo vizuotas visų pagrindinių skyrių vedėjų, atsakingų tiek už vaistų registraciją, tiek už klinikinius tyrimus, tiek teisės skyriaus. Deja, jisai buvo panaikintas vėliau. Ir Europos komisija kreipėsi į teismą ir teismas 2010 metais priėmė sprendimą, kad Lietuva, palikdama galioti šitą registraciją, pažeidė Europos parlamento ir tarybos reglamentą 726/2004 ir direktyvą 2001/83 EB. Gal tie pavadinimai nuobodoki, bet sakau detaliai. Ir šitą teismo sprendimą galime rasti oficialiame ES leidinyje 2010 metų berods gegužės mėnesį. Sakyčiau, galiu suskaičiuoti ant rankų pirštų ir galiu pasakyti, kad dauguma farmacijos kompanijų elgėsi tikrai etiškai. Aš tikiu jų sąžiningumo kodeksais. Ir jie tikrai nedarė to, ko negalima daryti. Tas, ką pasakoju, yra pavieniai išskirtiniai atvejai. Bet tada yra klausimas, kiek vadovaujantys žmonės yra pajėgus tokiems dalykams atsispirti. Ir kadangi, kaip minėjau, tas puikus kolektyvas stengiasi toms politinėms įtakoms atsispirti, tuometinio sveikatos apsaugos ministro Turčinsko pasodinta statytinė Aurelija Kulčickienė-Gutienė, iš tikrųjų sukėlė didžiulį kolektyvo nepasitenkinimą, nes nieko jinai nesuprato nei vaistų registracijoje, nei vaistų saugume, ir anglų kalbos nemokėjo. Žodžiu, tai buvo žmogus, kuriam atėjus įsikūrė PVKT darbuotojų profsąjunga, beje, kuriai man teko pirmininkauti, gynėsi nuo jos riksmo, nuo jos neprotingų sprendimų. Deja, per keletą mėnesių šitas šaunus kolektyvas išsilakstė ir tai yra pavyzdys, kai iš puikaus kolektyvo padaromas klusnus. Vaistų kontrolės tarnyba, aš drąsiai sakau, iki 2007 metų vidurio buvo augantis puikus jaunų, protingų, ambicingų, sąžiningų žmonių kolektyvas. Per 2007 metų antrą pusę jis didelę dalimi nustojo tokiu būti. Liko šaunių žmonių, kurie prisitaikė, vienas kitas ir toliau drįso kalbėti, bet dėja situacija jau tada buvo pasikeitusi. Kelias tarnyboje baigėsi 2011 metais. 2011 metais, kai tuometinis viršininkas neapsikentęs, kad žmonės turi savarankišką savo nuomonę, vėlgi pradėjo įvairiausiam priemonėm mėginti jais atsikratyti. Tais pačiais 2011 metais jis padarė berods 10, o gal daugiau tarnybinių patikrinimų ir visi buvo prieš profsąjungos narius. Kai iš viso to išėjo šnipštas, buvo paskelbta reorganizacija, panaikinant etatus, kuriuose dirbo nepalankūs žmonės. Tokiu būdu sausio 3 buvo paskutinė
mano darbo vaistų kontrolės tarnyboje diena. Man jau buvo gana, aš aišku kreipiausi į teismą, man buvo siūloma tapti vaistų registracijos skyriaus vedėjų, užimti kitas pareigas. Ir jeigu būčiau grįžęs ir buvęs klusnus, tai be abejo būčiau galėjęs sėdėti toj šiltoj ramioj vietelėj, bet ne, man gana. Su jokiom farmaciniam kompanijom, su jokiais vaistų gamintojais STI jokių ryšių neturi, bet STI yra suinteresuotas tuo, kad žmonės mažiau sirgtų arba greičiau pasveiktų, daugiau jų išgyventų. Ir tam reikia pasitelkti įvairias priemonės, kurias mums pasiūlo mokslas toks, koks jis yra, nors ir labai ribotas, bet jis pasiūlo. Ir pasiūlo ne tik vakciną. Vakcina yra gerai, ten, kada reikia, kam reikia ir tegul apie tai plačiau kalba farmakologai. Kai mes kalbam apie tuos vaistus, kuriuos neseniai registravo Europos vaistų agentūra arba dar registruos, tai mes kalbam irgi tais pačiais principais, kad ten, kai reikia, tiem, kam reikia, rizikos grupės asmenims, ką tik susirgusiems, kad jiems būtų prieinami tie gydymo būdai, kurie gali padėti išvengti mirties ar sunkios ligos. Bet jokių būdų mes niekada nesutiksime su tuo, kad tie vaistai būtų privalomi, kad žmogus, kuris atsisakė gydytis, būtų išmetamas iš darbo. Ne, tiesiog turi būti sudaryta galimybė ir teisė žmonėms gauti kokybišką tokį, koks dabar yra gydymas. Ir mes kalbame tik apie tai, tiek apie vakcinas, tiek apie kitus vaistus, tik tai, kas yra paskelbta kompetitingų institucijų, Europos vaistų agentūros, FDA ir kitų oficialių šaltinių. Mes turime garsiai kalbėti, turime garsiai sakyti, kad žmonėms, kurie suserga COVID infekciją ir kurie priklauso rizikos grupėms, yra galimybė keletą kartų sumažinti sunkios ligos ir matyti mirties riziką, ir to nedaryti yra nedora. Ir jeigu Lietuvos vyriausybė elgtųsi panašiai į Lenkijos, o ne Rusijos vyriausybę, tai tikriausiai žmonių požiūris irgi galėtų būti kitoks. Tai noriu pasakyti, kad visi mano minėti vaistai, visi Sveikatos teisės instituto minėti vaistai yra tokie, kuriuos įregistravo Europos komisija arba dėl kurių Europos vaistų agentūra yra pateikusi savo poziciją pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento 726/2004 5 straipsnį. Minėtas 5 straipsnis yra skirtas tam, kad valstybės narės galėtų nacionaliniais sprendimais leisti tiekti į rinką tuos vaistus, kurie yra labai svarbus žmonių sveikatai, bet dėl kurių Europos komisija nėra priėmusi sprendimo. Visi mano minėti ir Sveikatos teisės instituto minėti vaistai, dar sykį kartoju, atitinka paminėtus reikalavimus. Šiai dienai jau turime įregistruotus net 3 monokloninių antikūnų preparatus, kurie yra skirti rizikos grupių žmonėms, susirgusiems COVID-19, tam, kad liga neprogresuotų iki sunkios. Ir naujausiais duomenimis Lenkija jau tuos vaistus vežasi ir ruošiasi gydyti, o gal jau ir gydo žmonės, kol Lietuva dairosi ir gydo remdesivirų, Lenkija rūpinasi veiksmingais vaistais. Vėl kalbėkime apie kritinį mąstymą. Užregistruotas vaistas, tai dar ne viskas, pasižiūrėkime į klinikinį tyrimų duomenis, pasižiūrime, ką vaistas duoda. Kalbant apie monokloninių antikūnų preparatus, kuriuos 3 jau yra užregistravusi komisija, tam, kad rizikos grupių žmonėms koronaviruso infekcija neprogresuotų iki sunkios. Tai yra Regdanvimabas, Sotruvimabas ir Imdevimabo, Kasirvimabo derinys. Jie visi kelis kartus sumažina tą progresavimo riziką. Sakykime, jeigu nevartojant vaistų iki sunkios ligos progresuoja
liga 6%, tai su vaistais tik tai 2%. Taip pat kai kuriems vaistams jau matosi, kad atsiranda ir apsaugos nuo mirties duomenys. Pasižiūrėkime į tą patį remdesivirą, kuris Lietuvoje įteisintas ir vartojamas. Taip, jisai yra Europos komisijos sprendimu registruotas, Pasaulinė sveikatos organizacija turi kitą nuomonę. Pasižiūrėkime, ką įrodė jo pagrindinis klinikinis tyrimas. Jį vartojant sunkia liga sergantiems žmonėms, kuriems reikia deguonies, hospitalizacijos trukmė sutrumpėjo nuo 15 iki 11 dienų. Tai ko jums labiau reikia? Sutrumpinti hospitalizaciją keliom dienom? Ar apsaugoti žmogų nuo progresavimo iki sunkios ligos, hospitalizavimo ir mirties? Va čia kalbam apie kritinį mąstymą. Čia nepadės gydytojo licenzija. Čia reikia sugebėti skaityti ir galvoti. Tai licenzija suteikia galimybę dirbti praktinį darbą, įrodo, kad žmogus jį dirba ir tobulinasi. Tačiau, kai kalbame apie vaistų saugumo ir veiksmingumo įrodymus, ne to reikia. Reikia išmanyti klinikinių tyrimų reikalavimus, reikia sugebėti analizuoti jų duomenis ir pasižiūrėti, kas tenai ištirta. Reikia turėti paprastą, sveiką protą, kad pasižiūrėti, kas nustatyta. Nustatyta, kad vakcina, daugiausiai tyrimų rodo, kad vakcina apsaugo nuo simptominės ligos. O koks skirtumas ta simptominė liga? Jeigu simptominė liga diagnozuojama žmogui truputį sukarkščiavus, kad ir vieną dieną, ir nustačius teigiamą testą, koks skirtumas? Juk esmė tai yra kitur. Esmė yra apsauga nuo sunkios ligos, apsauga nuo mirties. Ir gerai būtų sužinoti, ar žmogus platina tą virusą. Tai pažiūrėkim, poveikis platinimui pagrindinių klinikinių tyrimų metu netirtas, poveikio mirties rizikai pagrindinių tyrimų metu duomenų iki šiol negauta. Kalbant apie poveikį sunkios ligos rizikai, tokių duomenų gauta, bet apsaugoma nuo sunkios ligos kelios dešimtis žmonių. Jeigu kalbėsime apie Comirnaty vakciną, tai paskiepijus kelias dešimtis tūkstančių, daugiau kaip 20, buvo apsaugoti 29. Ir labai norėtųsi pamatyti, o kam ta apsauga pasireiškia. Jeigu medikas turi sveiką protą ir mato, koks mažas yra šitas skaičius, koks niekingas procentas, tai ar nekyla įtarimas, kad tas procentas galėtų kažkur tai koncentruotis? Galbūt tai yra senyvi žmonės, galbūt tai yra sergantis tam tikromis gretutinėmis ligomis, galbūt diabetu, galbūt širdies ir kraujagyslių ligomis. Mums viso šito nerodo. Tada visas šiukšlės sumeta į krūvą ir sako, skiepykim visus. Bet yra paprastas dalykas. Jeigu sunki nepageidaujama reakcija, sakykime, pasireiškia vienam žmogui iš 1000, tai yra visiškai priimtina, jeigu tas pats vaistas, sakykime, 1 iš 100 arba 2 iš 100 apsaugo nuo sunkios ligos. Ir dėl to sakau, kad rizikos grupių vakcinacija yra logiška, tol, kol mes turime tuos duomenis. Jeigu mes neturime duomenų apie apsaugą nuo sunkios ligos, tai mums net ir viena sunki nepageidaujama reakcija iš 1000 yra per daug. Ir čia yra visiškai skirtinga situacija jauniems žmonėms ir senyviems. Ir tam suprasti nereikia gydytojo licenzijos. Tam reikia sugebėti perskaityti mokslinius straipsnius. Tam reikia orientuotis farmacijos teisėje. Tam reikia sugebėti atsiversti Europos komisijos ir Europos vaistų agentūros interneto svetainės. Sugebėti bent jau žinoti, kokiuose dokumentuose tai parašyta. Pasižiūrėkime į vyriausybei patariančių ekspertų tarybą. Kiek yra ten žmonių, kurie išmano klinikinius tyrimus ir vaistų registraciją, ir bent jau kas yra preparato charakteristikų santrauka, o kiek sugeba atsiversti tik pakuotės lapelį.
Aš manau, kad ten 1, 2, 3 ir pasibaigė žmonės, su kuriais iš viso įmanoma apie tai kalbėti. Aš nuoširdžiai sakau, na tai jeigu tokie šaunus, tai ateinam tiesioginiam eterį, pasišnekam, dedam duomenis ant stalo ir diskutuojam apie juos. Ir taip pat turime suprasti, kad svarbiausi duomenys, esminiai duomenys yra gauti pagrindinių klinikinių tyrimų Pivot Clinical Studies metu. Tai yra dvigubai maskuoti, atsitiktinės atrankos kontroliuojami klinikiniai tyrimai. Visa kita, visokie poregistraciniai duomenys yra žemiau. Retrospektyviais tyrimais galima daug ką įrodyti. Ir jeigu mūsų statistikos departamentas sugeba paskelbti lentelę, kur parodo, kad po vakcinacijos mirties rizika yra dvigubai mažesnė negu nevakcinavus aplamai, tai tuo viskas pasakyta. Man tada vienas klausimas kyla. Kokiu būdu jie sugeba tokius duomenis gauti? Aš tikiu, kad jie neklastojami. Bet pamačius tokį vaizdą, nu tai kam jį skelbti? Tikiu, kad tai sąžiningi duomenys. Bet kokiu būdu jie gauti, parodomi, sukuriant va tokį vaizdą? Valstybė, visuomenė, tai nėra, kaip sakant, ligoninė. Toks jausmas dabar, kad yra visa valstybė yra ligoninė. Visuomenė nėra visa ligoninė. Tai nėra socialinės globos įstaiga. Tai yra laisvų piliečių bendrija. Ir yra tiek laisvi, kiek geba prisimti atsakomybę. Ir ką mes kertam šaknį, mes siaurinam žmonių gebėjimą. Tai tikrai, sakykime, tai yra disidentai, kurie priešinasi, sakykime, vyriausybės sprendimams, bet sveikas disidentizmas yra reikalingas, nes jis parodo, kur yra peržengtos laisvės ribos. Norėčiau pakalbėti apie beprasmiškiausias vakcinacijos grupės. Tai yra persirgę žmonės ir ypač vaikai. Vaikai jau niekam nepaslaptis, niekam nepaslaptis, serga arba lengva forma, arba simptomatiškai. Vienas kitas serga sunkiau. Mirtingumas pesimistiškai, pesimistiniais skaičiais yra 0,02% maksimum. Ir dabar skiepyt vaikus nuolat. Neaišku, kokios kokybės, kokio išbaigtumo produktų, 0,02%. Kiek tai yra, įsivaizduokit. Yra daugybė vaikų, kurie serga ir adekvataus gydymo jie negauna. Prisiminkite nuo pat pradžios, taip vadinamosios pandemijos, kokiais kiekiais buvo taškomi pinigai. Milžiniškos lėšos beprasmiškiausiems projektams. Ir prisiminkite tuo pačiu įvairius koncertus, koncertėlius, įvairias akcijas, kur sergantiems vaikams, įvairiom lygom, onkologiniam lygom, dažniausiai lėšos renkamos SMS žinutėmis per koncertus. Tai toks labai yra blogas precedentas. Pasakojam apie kažkokias sėkminga vaikų vakcinacija užsienį. Kam sėkminga ta vakcinacija? Valdininkėliam kažkokiem? Ar farmacinių kompanijų dėdėm? Aš manau, reikėtų vis dėlto vieną kartą pripažinti ir pasakyti dabartinės valdžios žmonėm, pasakyti Lietuvai, pasakyti tiesą. Galbūt netgi ne tai, kad pasakyti, bet atsiprašyti. Pradžiai pripažinti, kad ne mes valdom situaciją, nes tai yra daugiau negu akivaizdu, kad tai yra kažkokie nurodymai. Ta reikėtų pripažinti, tai yra tiesa, tiesos bijoti nereikia, nes tas yra akivaizdu. Pripažinti ir atsiprašyti, kad mes
nesugebėjome atstovėti Lietuvos žmonių interesų, dėl ko tūkstančiai perteklinių mirčių. Daugybė žmonių per anksti išėjo ir padėjo galvas dėl jūsų nemokšiško valdymo. Įdomu, ar iš tikrųjų skiepai gali padalinti žmonės į dvi dalis. Ir raupsuotusius, ir tos, kurie paklūsta. Man neramu dėl vaikų, todėl kad vaikų skiepijimą greičiausiai numatė mūsų prezidentas, sakydamas, jog 90% žmonių turi gauti skiepus. Neskiepykim vaikų. Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija paskelbė duomenis tam, kad pagrįstų Comirnaty registraciją 5-11 metų vaikams. Tai jie teigia, kad iki spalio pabaigos Amerikoje dėl COVID buvo hospitalizuota 4300 vaikų. Jeigu žinome, kad Amerikoje yra gyventojų maždaug 110 kartų daugiau negu Lietuvoje, tai šitas skaičius Amerikoje hospitalizuota 4000, Lietuvoje 1000, na, truputį daugiau ir čia. Na, jisai verčia susimąstyti, o kaip čia yra iš tikrųjų, o kodėl taip yra, o kodėl jie hospitalizuoti ir kiek jie tenai buvo, kokio sunkumo ta būklė buvo. Toliau kiti skaičiai. Vėl to paties dokumento duomenimis iki spalio pabaigoje Amerikoje nuo COVID mirė 691 vaikas. Lietuvoje 1 arba 0. Kodėl sakau arba 0? Jeigu diagnozė paaiškėja praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams ir tėvai apie ją sužino iš spaudos, tai yra labai didelis klausimas, kaip ten yra. Ir dabar žiūrėkime toliau. Vėl prisimename, kad gyventojų skaičius skiriasi 110 kartų. O jeigu taip, tai perskaičiavus, jeigu Amerikoje užfiksuota beveik 700 mirčių, tai Lietuvoje turėtų būti tikėtina maždaug 6. Reiškia, čia kitas atsakymas. Tikėtina, kad Lietuvoje sveikatos apsaugos sistema vaikų funkcionuoja geriau negu Amerikoje. Bet guldymas tokio skaičiaus į ligoninę yra vėl kitas klausimas. Ir tada, jeigu mes paguldome keletą, daugybę vaikų, sąlyginai daugybę, nes jeigu 1000 paguldėm, o Lietuvoje vaikų, tai yra žmonių iki 18 metų, yra apie 500 000. Kitaip sakant, išvengiame galbūt kelių hospitalizacijų, sukeldami riziką visiems. Riziką tiek ūminių komplikacijų, kurių nuneigti negalima, tiek lėtinių komplikacijų, apie kurias mes nežinome nieko. Nei kalbant apie poveikį vaisingumui, nei kalbant apie poveikį piktybinių ar autoimuninių ligų riziką. Ir tada ką mes turime? Mes sakome, kad skiepijam vaikus tam, kad išvengtume sunkios ligos. O pagrindinių vaikų klinikinių tyrimų duomenys apsaugos nuo sunkios ligos arba mirties, jeigu kalbam apie vaikus, iki šiol neparodė. Vaikų apsauga nuo ilgalaikio COVID, taip pat pagrindinių klinikinių tyrimų metu neįrodoma, kol kas neįrodyta. Kitaip sakant, skiepijam vaikus, galvodami, kas būtų, jeigu būtų mūsų prielaidos teisingos. O jeigu mūsų prielaidos neteisingos? Visų pirma, tai taip traktuoti, kai buvo traktuota, tai yra super primityvu. Ir nei vienas žmogus, kuris bent kiek yra susipažinęs su mokslu, jis niekada taip nesakys. Tai yra politinės deklaracijos. Nes visi žino puikiausiai, kad mes netaip gerai pažįstam virusus ir netaip gerai pažįstam žmogaus organizmą, kad galėtumėm teikti tokius dalykus. O jau labiau visa, kas susijęs su vakcinų gamyba, kaip sako, žinote, negali geras medis išauginti blogų vaisių, o blogas medis gerų. Tai čia irgi visada labai yra svarbu.
Ir tai tik tai dar kartą įrodo, kad visi žmonės, kurie bent kiek yra susiję su mokslu, tą ir kartojo. Mokslas vystosi, mokslas keičiasi, mokslas atranda, mokslas nėra bala, mokslas yra tekanti upė. Ir tai yra labai svarbu. Ir tą gyvenimas puikiausiai demonstruojam. Bet aišku, kadangi šitiem žmonėm nerūpi mokslas, kaip ir nerūpi sveikata, tai mes turim, ką turim. Stebina, džiugina netikėta gausa palaikymo. Ir tai yra vienas dalykas - moralinis palaikymas, padėkos, tas nuolatinis džiaugsmo ar kažkokių tai išraiškos ar pagirimų. Kiek mes gaunam laiškų, kiek mes gaunam žinučių, tai yra, iš tikrųjų mes nespėjom net jų taip normaliai skaityti, nors atrodo reikia ten išsisaugoti. Tikrai lobis didelis gauti nuolat tokių daug palaikymo laiškų. Ir kartu be abejo žmonės nori prisidėti. Kodėl jie nori prisidėti? Čia kažkas vis ieško interesų, lyg kažkas iš kažkur bando gauti kažkokį pelną ar politinius dividendus. Interesas. O yra visuomenės interesas. Yra visuomenės interesas, kad pandemija būtų valdoma racionaliai, kad jų neverstų skiepytis, kas nenori, kad dar, įvairios teisės žmonių yra paliečiamos ir žmonės yra suinteresuoti, kad taip nebūtų, todėl jie įvairiausiais būdais nori prisidėti. Prisideda finansiškai, tikrai daug paramos gauna finansiškai iš tiesiog žmonių, kurių mes net nepažįstam. Paramos formos yra paskelbtos ir žmonės remės. Tai štai linkiu neprarasti vilties, nes tikrai viskas bus gerai kažkaip. Sakiau, kad tai yra Kristina. Pavogė mano, aš dabar apie viltį daug labai galvoju. Aš gal palinkėsiu, kaip Jonas Paulius II palinkėjo, nebijoti. Nebijoti mažai kaimenį, ne? Nes mes visi, ne dabartinė vyriausybė mus teis, ne valstybė mus teis, mus teis dangiškasis teisėjas ir pagal tai, kiek mes buvome ištikimi savo sąžinį. Ir aš linkiu tikrai visiems būti ištikimiems savo sąžinį ir linkiu vyriausybei iš tikrųjų gerbti žmonių sąžinės.